Sveiki, aš esu Denis Tamkatonis. Šiandien noriu išskaidyti mitus, kad sportuojant savarankiškai lauke neįmanoma pasiekti aukštų sportinių rezultatų. Šiandien parodysiu Jums kelis bazinius pratimus, nuo kurių pats asmeniškai pradėjau sportuoti, ir jie bus tikrai puikus pagrindas Jūsų sportiniai pradžiai. Pirmas ir pagrindinis pratimas yra pritrūkimai. Jų būna įvairių variacijų. Jeigu Jums dar nepavyksta atlikti kokybiško pritrūkimo savo miegom ant skersinio, tai aikštelėje galite rasti žemesnę skersinę arba žemesnės lygiagretės ir pagal tos pačias taisyklės pasiimti plačiau pečių plotį, atsistot kampu ir traukti su smakru už skersinio. Na, o tiems, kam pritrūkimai jau yra per lengvi, visą laiką galite pasunkinti pratimą ir pabandyti atlikti muscle upą. Gyvenant aktyvų gyvenimo būdą, svarbu turėti stilingą, patvarų ir žinoma išmanų laikrodį. Huawei Watch 4 Pro ekranas yra pagamintas iš safyro stiklo, o korpusas iš aeronautikos klasės titano. Kas aktualu sportuojant, kad šiame laikrodyje galima pasirinkti iš daugiau negu 100 sporto režimų. Be to, 6 iš jų yra atpažįstami automatiškai. Tad kaip ir čia sportuojant lauko aikštelėje, galima pasirinkti lygiagretes, liemens mankštą ir dar daugiau. Kitas svarbus ir bazinis pratimas mūsų sporte yra atsispaudimai nuo žemės. Norint atlikti teisingai atsispaudimą nuo žemės, rankas reikia pastatyti šiek tiek plačiau nei pečių plotį, atsistot tiesių kūnų ir spaustis pilnai iki žemės ir kol neišsitiesia rankos. Na, o jeigu paprasti atsispaudimai yra jau per lengvi, galima visą laiką daryti įvairias variacijas. Tai pirmi būtų deimantai. Jeigu ir šitie per lengvi, galima visą laiką pastatyti rankas plačiau, daryti plačius atsispaudimus krūtinėje į žemę. Na ir jeigu šitie atsispaudimai per lengvi, galima dar plačiau pastatyti rankas ir daryti arčerius. Jeigu pavyksta atlikti visus šitos atsispaudimus, tai jos visus galima gražiai apjungti bendrą vieną setą. Kad ištreniruoti stiprų presą, pats efektingiausias pratimas yra kojų pakilimai iki turniko. Reikia daryti nesusibojant pirmyn atgal, kojos tiesios ir kelt tik tais kojas. Lengviausias būdas yra kelių pakilimai iki pilvo, kabant ant skersinio. Huawei Watch 4 Pro laikrodyje yra visiškai nauja sveikatos stebėsenos funkcija. 7 sveikatos rodiklių apžvalga, elektrokardiograma, širdies susitraukimo dažnis, deguonies kiekis kraujyje, stresas, odos temperatūra, arterijų standumas ir kvėpavimo patikra. Kas yra ypatingai svarbu sportuojant, tai taisyklingas kvėpavimas. Būtent šis laikrodis turi kvėpavimo patikrą. Sporto metu arba jau pabaigus sportą galite pasitikrinti, ar jūsų kvėpavimas atitinka normos lygį. Jeigu sportavote labai intensyviai, laikrodis parodys, kad turite atsigauti, nuraminti savo kvėpavimą ir širdies ritmą. Kas dar yra patogu, kad galima palikti telefoną namuose ir kalbėti tiesiai per laikrodį, nes čia yra eSIM funkcija. Klausau?